tas gyveno, mane? Skau, krizė visiems dabar, a? Mielas žmogau, ar tu bent žinai, kas yra krizė? Na, tai krizė, o? Prie darbo biržos eilė tau vai krizė. Mielas žmogau, krizė yra tada, kada visi esam lygų, supranti? Ne, nesuprantu lygus, labai jaučia. Mielas žmogau, ar tu, pavyzdžiui, pažįsti ką nors iš naftos magnatų? Aš? Iš Barčiūnų, ką nors? Ne, iš kur? Tu čia šneki. Nu, dabar jau pažįsti. Malonu susipažinti. Vienoje eilėje stovime. Va čia yra krizė. Magnatas. 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 Darbo birža klauso. Taip, labą dieną, gerbiamas profesoriau. Ne, jokių būdų, nu kaip mes galim jūs pamiršti? Ne, jau nieko nėra baisiau, kai Lietuvoje profesorius be darbo, tai čia yra tikrai gėda visai Lietuvai. Patikėkit, mes tikrai ieškom, darom viską, ką galim. Žinau, pat yra pasiūlymų, bet kas gali jums siūlyti dirbti už 3-4 tūkstančius, tokie yra, betgi aš įsivaizduoju, kad jūsų statuso žmogui be 5-10 turėtų Lietuva mokėti, tai čia mažiausiai. Taip, iš tikrųjų, profesorius be darbo, gėda. Taip, palaukit, aš pasitikrinsiu, gal atėjo kokių naujų žinių, gal kaip tik bus jums tinkamas pasiūlymas. Taip, minutėlė. Čia tas idiotas, kur aš jums pasakojau, profesorius darbo, pas mus darbo biržo ieško, kai pas mus žmonės eina už 200-300, tai jam reikia ne mažiau nuo 5000. Debilas kažkoks, tai išprotėjęs, aš nežinau, prišikta tokių bedarbių klausyt. Iš ko aš jam tokį atlyginimą gausiu, ką? Jisai